prisijungusiems. Pradedam projektinių pasiūlymų viešą susirinkimą. Informuoju, kad susirinkimo metu vykdoma tiesioginė garso ir vaizdo transliacija bei daromas jos įrašas, kuris vėliau bus išsaugotas ir pridėtas prie viešo susirinkimo protokolo kaip viešinimo procedūros dokumentas. Susirinkimo pirmininkas būsiu aš, Igor Stankevič. Susirinkimo sekretorius bus Justas Noreika. Aš taip pat būsiu Panevėžio miesto savivaldybės kaip užsakovo atstovas Igor Stankevič, o Justas Noreika bus architektų komandos atstovas ir pristatys projektinių pasiūlymų sprendinius. Viešas susirinkimas vyks nuo 15 valandos, tai yra nuo dabar iki mažiausiai 16 valandos, priklausomai kiek turėsim prisijungusių ir klausimų. Ir susirinkimo tikslas yra pristatyti visuomeniai gydymo paskirties pastato Tilvyčio gatvė 64C Panevėžyje statybos projekto projektinius pasiūlymus, įskaitant projektuojamos D kategorijos privažiavimo gatvės sprendinius. Viešinimo procedūra vykdoma pagal STR statinių projektavimas projektų ekspertizė 8 skyriaus reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai buvo paskelbti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje ir buvo prieinami viešinimo skelbime nurodytais būdais. Iki susirinkimo pradžios mes raštu gavome 10 klausimų iš vieno žmogaus. Tai išsamus ir motyvuoti atsakymai bus pateikti irgi raštu per 5 darbo dienas nuo šio susitikimo. Ir susirinkimo metu klausimus ir pasiūlymus galima pateikti žodžiu arba Teams pokalbių lange. Ir prieš pasisakant prašome nurodyti vardą ir pavardę, kad pasisakymas būtų tinkamai užfiksuotas protokole. Ir visuomenės atstovų prašome užpildyti Teams pokalbių lange pateiktą dalyvių registracijos formą. Ir kontaktinių duomenų viešame pokalbių lange galima neskelbti, bet kuriuo atveju viešai skelbiami dokumentai bus tinkamai nuasmeninti, o po projektų pristatymų bus skiriamas laikas dalyvių klausimams. Tai va tiek apie tvarką šio susirinkimo. Galbūt yra klausimų dėl šios dalies, tai galima užduoti. Jeigu ne, tai aš kviečiu Justą Noreiką pristatyti pagrindinius projektinių pasiūlymų sprendinius. Tai aš pasidalinsiu ekrano vaizdu. Ar matosi vaizdas? Taip. Taip, tai pristatysiu slaugos gydymo paskirties visuomeninių paskirties grupės pastato esančio Tilvyčio gatvėje 64C Panevėžyje statybos projektą. Informacinis stendas apie planuojamą viešinimą buvo pastatytas šalia sklypo, kuriame projektuojamas pastatas ir kaimyniniai sklypai buvo taip pat informuoti laiškais. Visas viešinimo procesas yra filmuojamas ir įrašomas. Tai šio viešojo susirinkimo eiga tai projektinių pasiūlymų pristatymas ir tuomet bus klausimų atsakymų sesija. Statytojas yra Panevėžio savivaldybė, projektuotojai esame mes, Aplan. Projekto vadovas yra Martynas Mačiulis, statinio architektė Jovita Brinkevičiūtė Banevičė, taip pat prie projekto prisidėjo ir Dalia Kriaučiūnienė ir architektė Julija Žardin. Susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, tai ir tuo pačiu po viešo susirinkimo, jeigu kils klausimų, taip pat atsakysime juos per 5 darbo dienas paštu. Pradedant apie patį projektą, apie visą supantį kontekstą, tai mūsų projektuojamas sklypas randasi šioje aplinkoje, yra visai netoli miesto centro ribos. Greta turime mažo intensyvumo vienbučių, dvibučių zonas, rudai pažymėtas jums matomoje schemoje. Kitoje pusėje jau turime didesnio intensyvaus užstatymo daugiaaukščius gyvenamus pastatus, sovietinio užstatymo.
jie schemoje išryškinti žydra spalva. Taip pat visai šalia sklypo turime nedidelę jungtį su jau projektuojamu ir vystomu Kniaudiškių parku, žaliai pažymėta schemoje. Tarp viso to turime sklypą, kuriame projektuojame. Netoliese turime Kauno technologijos universiteto fakultetą ir prie pat sklypo yra veikiantys garažai. Apie pastato tūrio koncepciją, tai iš esmės pastatą bandėme vizualiai integruoti į kontekstą, priimant smulkų mastelį esantį aplinkui. Taigi išsigryninus pastato funkciją ir jos išdėstymą, tūrį bandėme skaidyti ir smulkinti, tuo pačiu išlaikant aiškias formas. Taigi gautas tūris formuoja ir vidinį kiemelį, iš kurio numatoma jungtis su Kniaudiškių parku. Patekimas į sklypą numatomas per naujai formuojamą D kategorijos gatvę ir šalia yra numatytos parkavimo vietos sklypo ribose. Sklypo plane aiškiau matosi naujai projektuojama gatvė ir parkavimo vietos šalia. Numatyta 15 parkavimo vietų, iš kurių viena yra A tipo žmonėms su negale. Vidinis kiemelis yra formuojamas su pasivaikščiojimo takais ir erdvesnėmis aikštelėmis įvairesnėms veikloms. Formuojant sklypą ir takus siekiama išsaugoti kuo daugiau esamų medžių, todėl takai taip intuityviai susidėlioja, sukuriant bendrą pėsčiųjų takų tinklą. Vakarinėje dalyje numatome patekimą per atskirus vartelius ir takelį privedame sujungdami su jau ten esančiu Kniaudiškių parku. Pereinant prie išplanavimo, tai yra 3 aukštai, rūsys, 1 ir 2 aukštai. Rūsyje numatome visas techninės patalpas, įvadinės patalpas reikalingas pastatui bei aptarnaujantis transportas taip pat atvyksta per požeminį aukštą. Į požeminį aukštą patenkama per pandusą, taip pat visas požeminis aukštas veiks kaip priedanga. Turime ir patekimą ir išėjimą į lauką per liuką tunelių. Pastate projektuojama 3 skyrius būtent su demencija ir Alzheimeriu sergantiems žmonėms slaugyti. Kiekviename skyriuje numatyta vietų po 12 gyventojų ir šie skyriai išsidėlioja per 2 aukštus. Tai 2 skyrius turime pirmajame pastato aukšte ir 1 skyrių antrajame. Skyrių struktūrą bandome dėlioti, kad visas judėjimas vyktų ratu ir tame judėjime atsirastų sustojimo, kad žmogus nesijaustų kaip atsitrenkęs į ilgą koridorių ir nesuvoktų erdvės, kuris randasi. Turime bendras erdvės, kurios veikia kaip svetainės, jose vietos yra prisėsti, sustoti, pabendrauti. Erdvės projektuojamos taip, kad šias būtų lengva atpažinti, išreiškiant skirtingas patalpų, koridorių, kampų ir sienų plokštumas. Patekimas į pastatą yra šalia įvažiavimo į sklypą, kaip matėte sklypo plane. Užėjus turime liftų holą, laukiamąją zoną, per čia patenkama ir į atvirą laiptinę ir liftą. Taip pat turime pacientų priėmimo palatą, priežiūros zoną bei infekcinę palatą šalia įėjimo į pastatą su atskiru išėjimu. Antrasis aukštas yra identiškas pirmajam aukštui slaugos skyrius. Dešinėje apačioje jau turime ne slaugos skyrių, o administracijai išdėliotas patalpas. Susitikimų kambarius, darbo vietas, poilsio erdvės. Liftų holas susijungia su gydytojų patalpomis, taip funkciškai atskiriant skyrių, administraciją bei gydytojų ir gydymo zoną. Kad geriau suvokti pastato erdvę, pjūviuose geriau matosi patekimas į rūsį per pandusą, kuriuo nusileidžiame į techninės patalpas. Rudai apibrauktos būtent skyrių erdvės per 2 aukštus ir galima suvokti, kaip atrodo liftų holas su atvira reprezentacinė erdvė per 2 aukštus. Žalia spalva pažymėti gydytojų kabinetai. Perinant prie fasadų, rinkomės kuo natūralesnės medžiagas ir spalvas. Pagrindui pasirinkome raudonų plytų fasadą, sužaidžiant su žaliais sodriais atspalviais detalėms, kurie primena gamtą medžius. Šios spalvos yra kontrastingos, todėl sergantiems žmonėms yra aiškiai suvokiamos ir tuo pačiu raminančios. Fasadų brėžinyje aiškiau matosi, kaip perteikiamas spalvų kontrastas. Pastato pagrindas yra iš plytų, kuris yra praturtinamas žalios spalvos intarpais langų rėmuose, tuo pat išryškinant slaugos skyrius. Štai čia dar vienas fasadų brėžinys. Turime keletą vizualizacijų, kaip atrodytų pastatas. Žiūrint nuo Tilvyčio gatvės, jau įvažiuojant į atskirų projektų ruošiamą gatvelę.
Štai taip atrodytų pastatas žiūrint iš užprojektuojamos gatvės, matomos yra parkavimo vietos su pagrindiniu įėjimu, taip pat ir įvažiavimas. Čia gal patikslinčiau jos kaip ir ne atskiro projekto, mūsų kaip ir projekto. Čia anksčiau buvo atskiro, dabar jau kaip ir mūsų apimtyje. Jo, tiek. Ačiū. Štai čia yra vidinio kiemo vaizdas. Panoraminis vaizdas, kuriame geriau matosi, kaip mūsų projektas įsipaišo į visą kontekstą. Štai čia yra bendrieji statinio rodikliai. Ir mūsų projektų dalimi projektuojama D kategorijos privažiavimo gatvė. Ji yra 5,5 metrų pločio, 2 eismo juostų su asfalto danga. Vienoje įvažos pusėje projektuojamas 1,5 metro pločio pėsčiųjų šaligatvis ir apšvietimas. Taip pat gatvėje projektuojamas įvažiavimas į žemės sklypą. Priderinant prie esamos infrastruktūros situacijos, to įvažiavimo plotis yra 4,5 metro. Ir dabar klausimų atsakymų sesija. Ačiū Justai. Taip, mes turim Ramunį Šidlauskaitį prisijungusi. Sakykit, prašau, nes čia jūs tikriausiai siuntėt elektroninių laiškų klausimus ir pasiūlymus. Ar teisingai? Sveiki, taip, teisingai. O tai labai malonu, kad prisijungėt. Tai jūs tikriausiai norėsite ir išgirsti kažkokius komentarus. Na, pagal visą tvarką po viešinimo, kaip ir turėtumėt pristatyti, bent jau, taip sakant, galbūt suprantu šiek tiek ir ganėtinai, kaip pasakyti, galbūt laiko neturėjot visiems pasiruošti, suprantu, kad laiko mažokai buvo, taip, bet bent jau į kai kuriuos, kaip suprantu, bent jau į tuos, kuriuos galite atsakyti, ar ne, tai būtų labai smagu išgirsti, ar galbūt netgi ir padiskutuoti ir panašiai, kad, na, galbūt, kad suprasti, suvokti kitą kartą, na, žinot, kuomet parašyta, tai gali vienaip ar kitaip suprasti, tai galbūt būtų galima išsigryninti tam tikras vietas, o į tuos, kuriuos galbūt nepasiruošę, tai žinoma, pagal tvarką atsiųsite raštu, kaip suprantu. Jau žinoma, nežinau, aš tikriausiai gal skaitysiu klausimą ir galėsim tada padiskutuoti. Tai pirmas klausimas buvo dėl pagrindinio įėjimų durų, kad projektinis pasiūlymuose nurodyta, kad žen pritaikytos įėjimų durys varstomos arba automatiškai atsiveriančios. O jūs, tai aš tada skaitysiu tiesiog, kaip parašyta, rekomenduojame numatyti automatiškai atsiveriančias įėjimo durys. Praktikoje varstomos durys dažnai būna sunkiai atidaromos asmenims judantiems neįgaliojo vežimėlio, ypač jei asmuo turi sutrikusią rankų jėgą ar koordinaciją. Automatinės durys užtikrina patogesnį ir saugesnį patekimą visiems lankytojams bei geriausiai atitinka universalaus dizaino principus. Tai dėl šito klausimo, tai kaip ir visiškai pritarėme, tiesiog, kad projektinių pasiūlymų kaip ir apimtyje mes nesprendžiame jau taip detalizuotai, tai tas jau bus TDP metu, bus svarstoma, ar bus automatiškai atsiveriančios, ar bet kuriuo atveju durys bus tokios, kad atitiktų reikalavimus ir būtų lengvai naudojamos žmonių su negale. Puiku, suprantate, kaip pasakyti, galbūt taip pilnai pritariu, kad galbūt tam tikri klausimai, kaip sakot, ne projektinių pasiūlymų metu, bet suprantat, kaip visuomenės atstovai mes kaip ir kito būdo, kaip ir neturime, na, kad ir taip smulkmeniškai pasižiūrėti, ar ne, tai tiesiog gal atrodo ir ne šio momento metu, bet galbūt, taip sakant, atsižvelgti ateičiai, nes visuomenė po to jau, taip sakant, jau pamato visko post factum, kuomet jau yra, kas yra. Tai vien dėl to, taip sakant, šiek tiek pasižiūrimės į tam tikrus akcentus iš realios situacijos, su kuo susidurėm, kokia yra problematika.
Taip, tai čia bet kuriuo atveju labai dėkingi už tos pastabos, nes čia mums geriau, ta prasme, nes jūs padedat vis tiek formuoti tą projektą ir nieko nepraleisti. Tai čia viskas labai gerai, kad jūs parašėt tiek klausimų. Nežinau, galim tikriausiai prie sekančio prieiti. Taip, galim. Taip, tada taip. Aha, unitazo aukštis ir kabliukai. Tai čia gal aš taip trumpai, jo, čia tiesiog reikia patikslinti milimetrus, nes jie buvo paimti iš ISO, o STR yra viršesnis ir ten kaip tik yra punktas atskiras dėl unitazo aukščio. Taip, tai dėl to tą ir parašiau, vėlgi, žinokit, iš praktikos, nes ir pati esu su negale, pati judu vežimėliu, tai žinokit, vienu atveju netgi gydymo įstaigos Santariškėse dėl per aukšto klozeto, nesuprantat, kuomet žmogus vaikšto, net nepagalvoja, kad atrodo tie keli centimetrai, ką gali padaryti, tai žinokit, mano kojos, dėl tų kelių nesiekė centimetrų grindų ir aš tiesiog perlipdama nuo klozeto į neįgaliojo vežimėlio, kojos paslydo ir aš atsisėdu ant žemės. Tai atrodo, žinokit, atrodo lyg ir smulkmenos, bet labai svarbus tokie dalykai, taip sakant, tai atsižvelgti į tą tokį aukso viduriuką būtų labai puiku. Vėlgi čia ne viešinimo metu, bet, kaip sakot, ir mes mokomės, kaip tas pastabas pateikti, išsigryninti, tai taip sakant, norisi, kad kuo visuomet tie statiniai būtų patogesni visom grupėm. Tai tikrai mes irgi mokomės ir irgi patikslinsim ir savo dokumentaciją ir kad kituose projektuose irgi jau nedaryti tokių klaidų. Labai puiku. Mūsų toks tikslas ir yra. Super. Taip, trečias, rankinis dušas. Tai klausimas buvo dėl to, nes mes esam nurodę, kad yra vandens šaltinis privestas ir tiek. Jūs prašėt patikslinti, kad ten tikrai ir užtikrinti, kad ten būtų ir karšto vandens irgi ir kad jisai būtų tinkamai vietoj patogiai. Tai tas irgi teisingai ir tikrai pritariam ir mes papildysim projektinių pasiūlymų bylą su paaiškinimu, kad ten bus ir šalto ir karšto vandens ir kad jisai bus tinkamai vietoj, o jau TDP metu jau padetalizuosim, kad būtų tiksliai, ten gal matmenys ir taip toliau. Puiku. Nes vėlgi, žinokit, problematika iš to, nes labai dažnu atveju pastebim tokius dalykus, tai kad yra tik šaltas vanduo ir tokiu atveju, o žmogui su negalia, jeigu reikia ten jį apiprausti, jam pagelbėti ir padėti, nes, žinot, visokių įvykių būna, nes ir nelaikymai tam tikri, o kitas aspektas labai dažnai, kas labai stebina, pastebim, tarkim, ta žarna pajungta nuo praustuvo ir tu kaip pasakyti, tą pačią galvutę pasieki paimti, bet vandenį reguliuoti yra prie praustuvės. Tai tu fiziškai nepasieki, tu kaip ir gali paimti tą galvutę, bet vandens atsukti negali. Tai daug tokių kurioziškų situacijų, tai iš to ta pastaba ir išplaukia, kad pasiekimo viskas būtų ir kad vanduo būtų tiek šaltas, tiek karštas. Taip, čia tikrai gera pastaba ir tikrai turėtų būti užtikrintas ir šaltas ir karštas vanduo, nes tik tai šaltas, tai... Taip, nes tokiu atveju funkcijos neatlieka, suprantat, ir kitą kartą ir pamatai tokias situacijas ir galvoji, lyg ir galvota pasistengta, bet tiesiog nedavesta iki galo. Taip, visiškai pritariu. Taip, ketvirtas klausimas dėl durų furnitūros buvo. Dėl aukščio rankenos. Pas mus buvo nurodyta 1,10 m nuo grindų, o reiktų, kad tarp 80 ir metro, o geriausia optimaliai 90. Tai irgi pritariam, tai mes arba PP patikslinsim, arba TDP, bet tas tikrai bus patikslinta ir įgyvendinta. Tai čia be jokių abejonių. Puiku ir dar, kas irgi labai būtų aktualu, tos rankenos prie durų, jeigu aš ir nuotrauką, jeigu neklystu, buvau pridėjusi. Taip. Ar aišku poreikis koks yra? Nes mums labai dažnai užsidaryti duris būna sudėtinga. Tai ta rankena labai pagelbėja, nes tu turi vienu momentu ir valdyti vežimėlį,
ir užsidaryti duris. Tai va tas būna sudėtinga. Vėlgi, jeigu rankos yra stipresnės, tai, na, taip sakant, žmogui ganėtinai paprasta. Bet jeigu rankos silpnesnės, ar ten, tarkim, turi kažkokį pažeidimą ar traumą aukštesnį, tai būna, kad rankų jėga yra silpnesnė. Tai tokiu atveju va toks sprendinys labai pagelbėja. Jeigu, taip sakant, pavyktų numatyti, tai čia ir ateity savo projektuose numatytumėt net neįgaliųjų tualetuose, ar ne, tai būtų labai šaunu. Gal nedažnai tenka pamatyti, bet šiaip iš tiesų labai atrodo toks paprastas, bet labai gelbstintis dalykas. Mes įvertinsim šitą tikrai. Gerai. Taip. 5. klausimas buvo dėl elektros jungiklių. Tai irgi arba PP patikslinsim, nu tikrai PP patikslinsim, nes mes buvom įrašę jo neteisingus skaičiukus iš tikrųjų. Tai atstumai, tai aš pasižiūrėsiu. Tai ten jums tik tai skaičiukus patikslinti ir ten tiesiog, nes taip sakant, mes jau stengiamės viską žiūrėti, žinot, taip kaip turi būti, nes ir patys mokinamės ir ar teisingai suprantame ir panašiai, nes šiaip prie mūsų prisijungia ir šiek tiek, galbūt kaip pasakyti, nes ir tuos pasiūlymus rengia didesnė grupė, tai tiesiog mokiname ir kitus neįgaliųjų organizacijų atstovus dalyvauti tokiuose svarstymuose, kad jie galėtų atstovauti, nes, na, realiai, nors atrodo, kaip pasakyti, ir projektuotoje žino, ir tikrina, ar ne, ir ekspertizė atliekama, bet vis realiai pamatoma tam tikrų kliurkų, kur apsunkina naudojimąsi, patekimą ir panašiai, tai stengiam, taip sakant, prisijungti, paaiškinti tą poreikį, nes, kaip sakau, tų reglamentų, reikalavimų labai daug, bet kitą kartą kiti būna pertekliniai, o neatliepta į tą, kas reikalinga. Tai čia tokia labiau, tokia, kaip pasakyti, korekcinė pataisimai ir nieko tokio. Taip, tai tikrai atsižvelgsim ir pakoreguosim. Taip, priėmėjo registratūros baldas. Taip, tai mes, aš irgi turėsiu patikslinti, kiek mes projektuojam baldą, bet tikrai kažkur pažymėsim, kad registratūros baldas būtų pritaikytas neįgaliesiems, nes tikrai pritariu, kad jisai turi būti pritaikytas, nes mes nežinom, kas ateis prie registratūros ir gal norės pasirašyti dokumentus ir taip toliau, tai jam turi būti tas aukštis atitinkamas. Tai mes įvertinsim tą pastabą. Toliau dėl lifto, taip, dėl lifto ten buvo senas STR-as parašytas, tai jo, čia mūsų klaida, tai tikrai mes projektuojam pagal aktualų statybos techninį reglamentą, tiesiog čia jau tokia techninė klaida pačiam aiškinamajam rašte. Tai šitą pakoreguojam. Ne pirmą kartą matom, viskas gerai, bet taip sakant, ką pamatom, jeigu nes jau taip žiūrim viską labai taip, kaip pasakyti, taip kaip turi, tai čia tiesiog kaip pastaba, nes žinau, kad po to nukeliauju ir per kitus projektus, copy-pastės ir panašiai. Taip. Taip ir jūs ten išvardinti visi reikalavimai, tai čia be abejo jau atitinkamai yra eina, nes mes vis tiek vadovaujamės STR-ais. Taip. Taip, po to virtuvės sprendiniai, tai irgi taip pat dėl baldų, tai mes turėsim pasitikslinti ir tą atrašysim jums, nes turiu patikslinti dėl to baldo, kiek mes apimam projektiniuose pasiūlymus ir TDP baldų projektavimą, ar tik tai aprašom reikalavimus, tai šitą pateiksim raštu. Gerai. Taip, 9 buvo labai gera pastaba architektams. Tai trūksta vienos neįgaliųjų vietos. Tai jo dar išanalizuosim, bet tikėtina, kad reikės pridėti tą vieną parkavimo vietą. Taip, nes praleistas, matyt, kaip pasakyti, praleistas tas, kad gydymo paskirtis tokiu atveju šiek tiek kitaip ten skaičiuojama yra, tai greičiausiai dėl to. Nes, žinot, ta procentų skaičius ties gydymo dėl to ir didesnis, nes, dažniau tokie žmonės ir lankosi, kuriem tų vietų ir reikia daugiau, tai ties ta problema ir tas skaičius ten prašomas ir reikalaujamas didesnis. Taip, logiška. Ir tik tais galbūt vėlgi čia užbėgant įvykiam už akių, nes vėlgi, kuomet mes gilinomės ar ne, tai
ta visa parkavimo vietos bus įrengtas ant korio dangos. Tai galbūt labai apsvarstyti, mes irgi diskutavom, nes mum, tarkim, neįgaliųjų vežimėlių naudotojam ta korio danga šiaip iš tiesų yra visiškai netinkama, nes mūsų priekiniai rateliai į tas skylutes minga ir mes ties kiekvieną duobute, na kaip pasakyti, įkrentam ir netgi rizika yra iškristi iš vežimėlio arba kitiem padidėja spastika, na, kojų nevalingi traukuliai, kurių žmonės gali net iškristi iš to vežimėlio. Tai vat, ką noriu akcentuoti, jeigu bus, tarkim, išlipimo vieta viena ar ne ir skirta dviem parkavimo vietom, tai automobiliui ta vieta, mes, na, vėlgi einam ir į kompromisus ir mėginam ir logiškai galvoti, tai taip, automobiliui ta korio danga ji gali būti, ar ne? Bet ta išlipimo vieta, jeigu bus tarp dviejų tų vietų neįgaliųjų, ar ne, tai kad ji būtinai būtų lygi, ar ten asfaltas, ar trinkelių danga, ką jau benumatysit, bet jokiais būdais ne korio. Supratau, apsvarstysim šį dalyką, tai čia kaip ir... Nes čia labai žinokit svarbu yra, nes jau ir, nes kitas dalykas, mums ir išsikrauti vežimėlį, susidėti, nes tuomet ir stabilumas, na kaip pasakyti, čia žodžiais nepapasakosi, bet žodžiu mums labai komplikuoja tiek važiavimą, tiek vežimėlį, tiek išsikrauti, tiek susikrauti. Pastaba atrodo logiška, tai irgi turėsiu apsitart su projekto komanda ir tada jau oficialiai jums atrašysim raštu, bet pastaba logiška. Taip, ir 10 klausimas buvo dėl priedangos. Tai irgi toks įdomesnis. Tikrai taip. Jo, nes čia tokia kaip ir naujovė, galima sakyti, tą priedangą. Tai šitą irgi mes raštu atsakysim, turėsiu patikslinti viską. Taip, nes ir mes kažkaip ir vienaip žiūrėjom, ir kitaip, ir diskutavom, net ir išžiūrėjo, įskaitė vieni lyg ir kitaip, kiti kitaip, dėl to čia lyg ir toks vienas klausimas, bet kaip ir keletą kažkaip vat tą išsigryninti, išsiaiškinti, kad būtų aišku, juolab, kadangi tai yra ir kaip gydymo paskirtis, suprantat, tai ir tas naudojimumas bus ganėtinai aktualus, na jeigu ką, ar ne, vis tiek ir daugelis pacientų, ligonių, galbūt tikrai ir, na, vėlgi Alzheimerio, kaip suprantu, čia bus dažniau, taip sakant, turinti žmonės, tai gal ne visiems ir aktualu, bet, na, taip sakant, apgalvoti, apmastyti, vat visą tą kelią ar scenarijus galbūt, nes, vat jūs kaip ir pristatėt, ar ne, nes man nebuvo aišku, kad čia pantusas, kuomet tuos pjūvis parodėt, supratau, kad pantusas irgi tenais ir ties tuoliuku bus numatytas, bet tuomet žiūriu pjūvį 18%, 18 jau kaip ir labai daug ir netgi labai stipriai. Tai ar tokiu atveju, ta prasme, nes savarankiškai, tarkim, aš net pati su stipriom rankom, aš neužvažiuočiau tokio statumo aukštį. Bet galbūt ar parengti kažkokį tai planą darbuotojui, ar ne, kad jeigu yra toks, tarkim, pacientai, kad kurie darbuotojai yra atsakingi, na, tarkim, tokiu metu, kad pagelbėti, padėti. Nes aš, jeigu mėginčiau užvažiuoti, aš greičiausiai tiesiog išviršiu iš vežimėlio, neužvažiuočiau. Ir tada turėklai būtų būtini, kad, nu, žodžiu, va, daug tokių klausimų, tai būtų labai, suprantu, kad galbūt čia ir atsakyti į ganėtinai sudėtingą dabar šiai minutį būtų, tai apmastyti va šitą vietą. Taip, na, tas pandusas tai labiau transportui skirtas, o dėl neįgaliųjų, tai taip, tai diskusijos buvo, tiesiog gal PP projektinių pasiūlymų stadijoje nėra pakankamai informacijos pateikta, bet tas tikrai bus, tai vat irgi mes turim apsitarti, ar pakoreguosim projektinius pasiūlymus, ar tai bus papildyta TDP metu. Tai vat irgi pateiksim raštu. Supratau, puiku, tai tokiu atveju iš manęs kaip ir visi klausimai, tai šiaip norėčiau pagirti, labai gražus, dailus projektas, labai patiko ir kad ganėtinai šiaip tai aiškiai ir, taip sakant, kiek tenka pamatyti, tai tikrai tokių didelių klaidų neteko pamatyti, tai galbūt jau čia ir tokios mūsų pastabos, kaip pasakyti, ne esminės, taip sakant, bet jau labiau tuomet žiūrim į kokybę, ne į tas problemas sprendimų, bet į kokybę, kad būtų kuo geriau, kokybiškiau ir geriau. Tai būtų tiek, tai ačiū Jums labai už pristatymą. Ačiū labai už klausimus. Dėkui.
Igorė, o šitos Mhm. klausimus gavote raštu? Elektroniniu paštu, taip. Tai jeigu siūsite atsakymus, poniai Ramūnai, būkit geri, man irgi kopiją atsiųskite atsakymą. Būtinai. Gerai, ačiū. Mhm. Nes čia vakar ar užvakar čia. O. Dėl parkingo neįgaliųjų, tai aš manau, problemos gal ir nebus. O išsijungi. Nesigirdi. Nesigirdi. Opa. Oi. Dėl neįgaliųjų parkingo Aha. papildomos vietos, manau, kad problemų nebus. Tiesiog paprastąją vietą dar vieną reiks paversti neįgaliesiems, ar ne? Taip, Nes ko pagal gero. STR mes turime daugiau vietų numatę, negu reikalavimuose yra. Tai galvočiau, kad čia mes iš esmės niekur nepabėgsime nuo projekto sprendinių, tiesiog vieta bus pervadinta ir jos pločiai pridarinti ir tiek. Aš manau. Ar daugiau klausimų raštu negavote nieko? Ne, daugiau nieko. Šiaip tai labai gerai, kad tos detalės, ypatingai kas liečia būtent neįgaliųjų žmonių, iš patirties pasisakančių apie problematiką, tai manau, kad čia yra tikrai geras pastabas, tikrai verta įsiklausyti ir turėti gerą projektą kaip pavyzdinį sekančiam etapui, vėlgi pritaikant tuos dalykus. Taip, ir tuo labiau čia tik tai tokia korekcija techninė aiškinamo rašto. Tai Gal net kokybinė, o ne techninė iš viso čia. taip. Taip. Aš manau, kad apskritai tokie klausimai su neįgaliaisiais, jų neturi net atsirasti, nes jie aiškiai labai aprašyti ir mes tenksimės. Tai mano prašymas tik tai atkreipkite dėmesį į techninį darbo projektą, kad šitie klausimai ir teisingai atsakymai iš tos klausimus atsispindėtų ir ten sprendiniuose, nes dabar ekspertai nagrinėja jūsų projektą, ar gaunate bent dalimis pastabas ar ne? Ne, dar kitą savaitę. Padėjo. Nu, man žadėjo šią savaitę dalimis siūsti ekspertai pastabas, nes jie irgi turi tam tikrą ribotą laiką ekspertizai. Jeigu jie iki pirmųjų pastabų išnaudos labai daug laiko, tai paskui labai greitai jiems teks dirbti su jūsų atsakytomis pastabomis pakoreguotų projektų. Tai, bet čia jau kiti reikalai, aš pabendrausiu su jais kitą savaitę atskirai. Man kažkaip žadėjo iki rugpjūčio 5, kad jūs turėsite visas pastabas ir pastabų kopiją man irgi žadėjo ekspertai atsiųsti, bet kol kas negavau, sakau, tai gal jūs kažką gavote. Ne, aš irgi skambinau, prašiau, tai paskutinį kartą patikslinu, kad jau nuo pirmadienio. Ir tiesą sakant, ta ekspertų grupė man pirmą kartą pasitaiko darbe, nors ne pirmą dieną dirbu čia, tai net nežinau, kaip jie pažiūrės į tą savo darbą. Tai, matysim, ką darysi, čia gyvenimas rodo. Na taip. O ten kiti tie klausimai, kur dėl to vandens privedimų, tai kaip jie visi yra įtraukti ir jau žinomi, čia tiesiog mes PP ten įrašytas tekstas šiek tiek netitinka. Tai tą pakoreguosim ir viskas, ten kaip ir viskas TDP atitinka, ten nieko naujo nebus. Ja, okay. O daugiau dėl specialistų pastabų, kurias išsakė statybos leidimą išduodantį, institucijos, ar atsakėte viską? Viskas kaip ir gerai eina, nes ten buvo klausimų dėl ESO daugiausia. Taip. Tai šitie klausimai kaip ir beveik išspręsti, tai jie tiesiog, tikėtina kitą savaitę jau galėsim jas visas uždaryti. Ir servitutų klausimas irgi išspręstas? Taip, bus taip, tai visi klausimai. Čia šilumos trasai buvo, man atrodo, reikalingas, ne? Čia reikėjo, tarkim, lietaus nuotekom. Tai čia mes laukiam šią savaitę
žadėjo iki penktadienį, iki šiandien atsiųsti suderinimą. Čia iš savivaldybės. Nu, tai šiaip tai, jeigu ilgai kažkas nevyksta, tai skųskitės man, aš pabandysiu kažkaip paspartinti tuos reikalus, kai buvom ir su Violeta dirbom tokiu rakursu irgi, kad jeigu kažkas kliūna, nesiseka ar laiko klausimas sprendžiamas, tai aš bandau pagelbėti, kad tai vyktų kaip galima sparčiau ir greičiau. Ten tiesiog žmogus buvo atostogose ir tik tai nuo šio antradienio perdavė dokumentus kolegom. Tai čia buvo tos kelios dienos, kai jie realiai dirbo. Tai aš... Gerai, aš ne konkrečiu atveju šiaip iš principo sakau, jeigu turit kažką reikalingą pagelbėti, tai prašau kreipkitės ir tikrai pabandysiu padėlioti kažkaip greičiau. Taip, gerai. Ar mes turim išlaikyti tą valandos periodą, ar čia yra tik tai pagal užduodamų klausimų efektyvumą, sakykime, galima baigti? Nu, sakyčiau, iki 16 valandos. Nu, gerai, tai išsaugom eterį tada iki 16, kad būtų tikrai viskas pagal tvarką, ne? Taip, taip. Gerai. Aš galbūt nustoju ekranų dalintis. Ar dar reikalinga? Nu, nežinau, gal galima ir nustot. Jeigu kažkas prisijungs ir reikės įjungti vėl, tai tada... Žinoma. O aš manau, kad jūs tai įdėkite pagrindinį pirminį vaizdelį, kad tai būtų bent jau matoma, apie ką mes čia šnekam. Gal ne šitą, gal daugiau informatyvesnį. Gal šitą, jo. Liuks. Ačiū. Ties šito ir paliksiu. Ačiū.
Taigi, ką praėjo 1 valanda nuo susirinkimo pradžios. Per šį laikotarpį kažkokių papildomų klausimų negavau. Ir kaip minėjau, viešo susirinkimo protokolas bus parengtas per 3 darbo dienas ir pasirašytas pirmininko ir sekretoriaus. Ir kaip susirinkimo pirmininkas konstatuoju, kad viešojo supažindinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra atlikta, viešą susirinkimą skelbiu baigta, dabar yra 16 valanda. Ir dėkoju visiems už skirtą laiką. Ačiū, Igori, ir jūs tai, ir rašydami protokolą įtraukite mane irgi, kadangi jūs pagal galiojimą atstovaujat užsakovą, aš tiesioginis užsakovo atstovas būsiu protokolą, gerai? Gerai. Viso geriausio. Gerai, tvarkoj, tai ačiū ir viso geriausio. Viso gero.